Sveiki, mėly žiūrovai. Džiugu, kad jūs sugrįžote ir esate šiandien su mumis. Tikiuosi, kad pavyko atlikti užduotį, turėjot gražų laiką su savo paaugliu. Šiandien kalbėsime toliau apie labai rimtą temą – psichoaktyvias medžiagas. Taigi, psichoaktyvios medžiagos yra visos medžiagos, kurios veikia mūsų smegenis, mūsų elgesį, emocijas ir būseną. Kas svarbu žinoti, kaip kalbėti su paaugliais apie tai, kas mus taip gąsdina. Tai iš tiesų psichoaktyvios medžiagos egzistuoja ne tik suaugusių gyvenime, nors mums gal taip norėtųsi, kad tai būtų, bet ir paauglių gyvenime. Ir paaugliai tikrai jau susiduria su tuo, ne tik su žodžiu, bet net ir fiziškai su psichoaktyviom medžiagom susiduria. Ir labai dažnai tai būna mokykla, draugai, bendramžiai, netgi ir su pačiom medžiagom ir su pasiūlymais jas nusipirkti, pabandyti, paragauti. Tai tikrai yra labai svarbi tema mums kalbėti šiandien apie tai ir truputį padėti tėvam tą temą prisijaukinti ir irgi apie ją kalbėti su paaugliais, kad galėtumėm juos apsaugoti. Visi žinome, kad psichoaktyvios medžiagos yra labai pavojingos ir kelia daug visokiausių pasekmių. Tai kodėl paaugliai, žinodami šitą pavojų, vis tiek bando ir vartoja psichoaktyvias medžiagas? Dėl to, kad paaugliam tam tikri dalykai yra žymiai svarbiau nei jų sveikata. Jie taip stipriai negalvoja apie sveikatą dėl to, kad patys gerai tuo metu jaučiasi ir jiem yra žymiai svarbiau, kaip susirasti draugų, kaip išlaikyti ryšį su draugais arba kaip išbūti su visais sunkumais, tai ir mokymos, ir santykių, ir su tėvais, ir santykių su draugais problemos. O kartais tai būna eksperimentavimo rezultatas, kaip ir minėjom pirmose laidose, kad paaugliam yra labai svarbu eksperimentuoti. Per eksperimentavimą jie bando save pažinti. Ir tikrai kartais vedimi labai didelio smalsumo ir tokio kartais net perdėto noro patirti kažkokį adrenaliną, kažkokių naujų įspūdžių, jie gali irgi pabandyti vartoti psichoaktyvias medžiagas. Ir kartais tai būna kaip ir maišto forma. Mes sakėm, kad maištas yra labai normali paauglystės dalis, bet maištas, į kurį yra įtraukiamas ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas, jau kalba apie problemą ir tai nebėra normalu. Bet kokios yra ribos, kai maištas yra tinkamas ir jis reikalingas, o kada jau maištas pereina ribas ir tampa pavojingas? Kuomet tam tikras maištaujančio paauglio elgesys jau pradeda kelti tikrą pavojų jo sveikatai, gyvybei, net asmenybei, tai mes tikrai galim kalbėti apie tai, kad šis maištas jau yra pavojingas ir jisai jau nebėra normalus ir čia reikia įsikišti ir suteikti tam tikrą pagalbą paaugliui. Paaugliai tikrai nepasakys tėvam, kad vartoja psichoaktyvias medžiagas. Kaip tėvam atpažinti, kad jų vaikas yra pavartojęs? Pirmiausia, yra svarbu stebėti fiziologinius pokyčius, kūną stebėti. Tai pirmiausia, akis. Jeigu paauglys yra vartojęs psichoaktyvių medžiagų, jam gali labai stipriai išsiplėsti vyzdžiai arba labai stipriai susitraukti. Taip pat akis gali atrodyti kaip stiklinės. Taip pat gali pasikeisti koordinacija, laikysena, gali svyruoti. Taip pat būna itin jautrus tam tikriem garsam, kvapam, gali jausti labai didelį troškulį arba didelį alkį. Toks elgesys gali mums irgi jau rodyti, kad kažkas yra ne taip su paaugliu ir galimai kelt hipotezę, kad tai gali būti, jog paauglys vartoja kažkokias psichoaktyvias medžiagas. Taip pat, ką dar svarbu, tai yra kalba paauglio, gali būti, kad jinai pasidaro klampi, neaiški, kiek kitokia nei įprastai, gali būti, kad jo dėmesys tampa blaškus, jam labai sunku susikaupti. Tai, ką mes galime kartais matyti čia ir dabar. Bet pavyzdžiui, netgi ir tokie požymiai kaip mokyklos nelankymas, atsisakymas eiti į mokyklą, pamokų praleidinėjimas arba santykių nutraukimas su senais draugais ir įėjimas į kažkokias naujas bendraamžių grupeles, slapstymasis nuo tėvų, irgi toks labai stiprus užsidarimas ten kambaryje ir visiškas nenoras, kad tėvai eitų.
arba labai staigus emocijų šuoliai, kur ką tik kalbėjom, lyg paauglys buvo labai ten liūdnas ar piktas, nuėjęs į kambarį ir tam po kurio laiko grįžęs jis jau yra labai tokios geros, pakilios, gal netgi pernelyg linksmas. Tai galim iš tokio elgesio spręsti, kad galimai jisai vartoja kažkokias psichoaktyvias medžiagas. Kaip tėvam pradėti pokalbį apie psichoaktyvias medžiagas, kai matom arba žinom, kad mūsų paauglys vartoja? Tai pirmiausia, patiems tėvam ir nurimti, galbūt su kažkuo pasikalbėti, su partneriu ar su draugu, arba net su specialistu galima pasikonsultuoti, jeigu jau kažkaip labai nesaugiai jaučiasi tėvai. Tam tikrą informaciją internete irgi pasidomėti, susirasti. Ir tuomet jau, kai patys tėvai yra ramus, tuomet eiti į pokalbį. Labai svarbu yra nekaltinti ir nemoralizuoti paauglio. Tai kels tik tai paauglio tam tikrą gynybinę reakciją, jisai tikrai nenorės kalbėti, jisai nieko nepasakos apie tą realybę, kurioje jis yra. Ir labai svarbu, kaip ir mes kalbėjom prieš tai keliose laidose apie aš tu kalbėjimą, apie aktyvų klausimą, tai čia būtų labai naudinga jį naudoti. Kaip aš jaučiuosi, ką aš matau ir papasakok man apie tai. Pavyzdžiui, kad aš matau, kad tu kiek kitaip elgiesi neįprastai ir man tai kelia nerimą. Ir aš noriu paklausti, kaip tu jautiesi, kas vyksta tavo gyvenime. Galima sakyti, kad aš turiu įtarimą, kad tavo organizmas yra kažko paveiktas, kad yra kažkaip psichoaktyvių medžiagų paveiktas, kad aš ateinu, kad tau padėti, aš noriu tave suprasti. Ačiū, Aneta, už daug naudingos informacijos. Kviečiu pasižiūrėti mūsų situaciją ir ją aptarti. Nekenčiu savo tėvo. Jis kvailas ir bjaurus, nes pastoviai rėkia moralą. Bet man tai nerūpi, aš darau, kaip man atrodo, ir tegul jisai man neaiškina. Pasakiau jai, kad pergyvenu, nerimauju dėl jos. Po to paklausiau, kaip ji jaučiasi. Ji ėmė kalbėti, o aš klausiausi. Rytoj būtinai pasidomėsiu, kaip derėtų pradėti kalbą dėl cigarečių. Iš tiesų, kaip svarbu kartais daryti tokius paprastus dalykus sunkiose situacijose, kaip apkabinti arba pasakyti, kad aš tave myliu, kad tu man labai svarbi. Tikrai kaip dažnai tai gali būti sprendimas visų situacijų. Bet visiškai kitokia reakcija, išbuvimas su savo jausmais ir visai kitokia reakcija, jinai labai davė daug naudos, nes panašu, kad mergaitė apsiverkė, iškesnai atskaidė kažkas, kas jai buvo labai skausminga. Pasikalbėjo su tėčiu, turėjo pokalbį. Taip. Ir tada jie gali ieškoti ir sprendimo būdų, bet kartais net nereikia sprendimo, reikia tiesiog pasidalinti, išsipasakoti. Ir išbūti. Taip, išbūti, ką mes kalbėjom praeitose laidose, kai kalbėjom apie jausmus.
Ir tai jau palengvina paauglio būseną. Šiandien yra labai populiaru elektroninės cigaretės, ypatingai paauglių tarpe, kiekvienas nori turėti, išsireikšti, parodyti, pasigirti prieš draugus. Atrodo visai nepavojingai. Ar tai yra tiesa? Ne, tai nėra tiesa. Elektroninės cigaretės iš tiesų yra pavojingos. Gal kol kas mes negalim pilnai žinoti, kokią pasekmę jos atneš tai besiformuojančiai asmenybei. Kol kas negalim žinoti, kaip tiksliai tai paveiks, bet pasekmės jau yra ir dabar matomos ir apie tai yra kalbama, ypatingai plaučių ligos, kvėpavimo takų ligos. Ir kartu formuojasi priklausomybė. Vis daugiau ir daugiau reikia rūkyti, o kartais tai paskatina imtis dar kitokių psichoaktyvių medžiagų. Reiškia, eksperimentuoti su kitom medžiagom, bandyti kitas medžiagas. Kaip kalbėti tėvam prevenciškai apie elektroninės cigaretes? Kaip paaiškinti paaugliui, kodėl verta jų nerūkyti arba jų atsisakyti? Ir kaip motyvuoti paauglį pasakyti ne, kai jam bus pasiūlyta elektroninė cigaretė? Labai svarbu suprasti, kad labai dažnai paaugliai pradeda rūkyti bendramžių tarpe. Ir tai ne tik, kaip mes sakėm, smalsumo kartais vedami jie eina, bet būtent ir dėl draugų. Kad patikti draugam, kad turėti draugus, kad draugai nepaliktų. Tai tikrai čia labai svarbu kalbėti apie tai, kas yra tikri draugai. Ar aš galiu pasakyti draugam ne ir ar tai yra kažkaip tai normalu. Ne yra labai labai normalus žodis net ir apskritai santykiuose ir gerose santykiuose. Tai apie tai labai svarbu yra sakyti paaugliam, apie tai kalbėti, nes jiem tikrai yra labai labai sunku pasakyti ne savo draugam. Jie labai drąsūs yra pasakyti ne tėvam. Tėvai jau yra atsitraukę, tarsi jie stumia tėvus kiek atokiau nuo savęs ir tada jie labai stipriai griebiasi draugų. Ir jiem labai labai baisu, kad tas ne gali jį palikti vieną, iškės, nuo jo atsitrauks draugai. Tai labai svarbi šita tema ir pokalbis su paaugliu, kad tai labai normalu pasakyti ne draugam ir tai nereiškia, kad tu kažkaip išduodi ar kad tu blogas draugas esi. Bet taip pat labai svarbu kalbėti apie elektroninių cigarečių visą marketingą ir komerciją, kad vis tik tai yra verslas, kuris yra paremtas tuo, kad įtraukti kuo daugiau žmonių, kad padaryti taip, kad tai būtų labai patrauklu, kad kuo daugiau žmonių tai įsigytų ir ypatingai yra orientuojama į paauglius, dėl to, kad paauglystėje pilnai nėra smegenys susiformavusios ir tuomet priklausomybė formuojasi žymiai greičiau. Būtent tai labai svarbu kalbėti paaugliam, kad jie yra tiesiog pelno šaltinis kažkam. Paauglio pažeidžiamumas, paauglio dar nepilna branda yra būdas, kaip jie yra kartais išnaudojami ir naudojami tam, kad kažkas užsidirbtų. Ir tikrai elektroninės cigaretės, jeigu mes paliestumėm jas, jos yra itin malonios. Jų net tekstūra yra maloni, jų spalva yra graži. Traukia akį. Tikrai traukia akį ir norisi paliesti. Ir taip pat skoniai, kvapai, kurie kaip yra uždrausti, bet vis tiek jų gauna. Tai viskas yra padaryta taip patraukliai, kad paauglys įsitrauktų ir būtų būtent būdas užsidirbti pinigus. Ir labai labai svarbu paaugliui tai perteikti, tą realybę, kokia yra. Ir kad tikrai gyvenime pasaulyje yra žmonių, kurie negalvoja, taip kaip tėvai apie savo paauglius, yra dalis, kuriem nelabai rūpia, kaip čia tie paaugliai auga, ar kad jie ten būtų sveiki, jiem tikslas yra pasipelnyti. Ir paaugliai turi žinoti šitą realybę. Jie tikrai jau yra pasiruošę girdėti, koks tas pasaulis įvairus. Pasakyti paaugliui, kad dėl to tavo sveikata pablogės, jiem nelabai įdomu ir tai nelabai juos veikia, dėl to, kad jie tiesiog sveiki yra ir jie pakankamai gerai jaučiasi, o elektroninių cigarečių irgi pasekmės ateina po kurio laiko. Tai naudingiau yra kalbėti apie tai, kad yra pavojus asmenybei, kad būtent tos medžiagos per kraują patenka į galvos smegenis, į nugaros smegenis ir tokiu būdu daro pasekmes žmogaus asmenybei. Tai yra, jie keičia mąstymą, suvokimą, elgesį, dėmesį, atmintį, labai daug dalykų,
kas būtent susijęs su žmogaus asmenybė. Ir kad čia tikrai kyla pavojus ne tiek sveikatai, kiek bendrai asmenybei. Ir labai svarbu pasakyti paaugliam, kad yra skirtingos reakcijos kūno į tam tikras medžiagas. Gali būti, kad tavo draugas parūkys ir jam nieko nebus, bet tu nežinai, kaip tavo organizmas sureaguos. Tai geriau išvis nebandyti to, nes mes turim rizikos, nes mes turim dalykų, kurių mes negalim pamatuoti ar pamatyti ir negalim žinoti tiesiog, kaip tai mus paveiks. Galbūt draugą vienaip, bet aš niekada nežinosiu, kaip mane tai paveiks. Ir paaugliai tai turi žinoti, nes jiem atrodo, kad manogi draugas rūko ir kas, ir jiem nieko nėra, jis jau metus rūko ir jiem nieko nėra, bet mes nežinom, kaip tai paveiks mus. Ar tokie pokalbiai apie psichoaktyvias medžiagas, apie elektroninės cigaretės nepaskatins mano paauglio pradėti vartoti? Tikrai ne, tai nepaskatins paauglio vartoti, net atvirkščiai, mes patenkinsim jo smalsumą tokiu būdu, mes su juo atvirai kalbėsim apie tą realybę, kokia yra, ir jis bus pasiruošęs pasakyti ne, jis turės jau tam tikrą informacijos bagažą ir jo taip lengvai kažkaip nesutriks jisai. Ir tas žinojimas ir girdėjimas tėvų pozicijos yra bet kokiu atveju labai labai svarbus. Nes net ir paaugliai, jie tarsi rodo tėvam, kad tėvai jau nebėra jiem autoritetas, bet kartu paaugliam labai labai svarbu patikti tėvam. Jie vis tiek labai nori, kad tėvai didžiuotųsi jais. Ir tas žinojimas tėvų pozicijos, kad tai tikrai yra nesveika, pavojinga, jie to nepalaiko, su tuo nesitaikstis, tas labai labai svarbu žinoti paaugliui, tai gali būti jam toks stop ženklas. Ar yra kažkokių kitų būdų, kaip paaugliai svaiginasi, be elektroninių cigarečių? Taip, dabar iš tiesų rinkoje yra visa įvairovė, tai tam tikros psichoaktyvios medžiagos yra jau žinomos, yra kaip oficialios, bet dėja yra labai didelė kaip plėtra tų psichoaktyvių medžiagų ir jos kūrėsi vis naujos ir naujos, tai iš tiesų jų yra daug. Paauglių tarpe tai yra smailas, yra pakankamai populiarus, tai yra tam tikras skystis, kuris yra bekvapis, beskonis, bespalvis, yra įpilamas į elektroninės cigaretės ir kartu tiesiog rūkomas, bet tai tikrai yra jau narkotinė medžiaga ir paveikia tikrai ir dėmesį, ir suvokimą, ir organizmas gali tikrai apsinuodyti, gali baigtis tiesiog vėmimu ir pykinimu, bet gali baigtis ir žymiai rimtesniam pasiekmėm. Taip pat dar vienas, tai yra kanapės arba kitaip žolė, tikrai dabar yra labai populiari ir žymiai labiau prieinama. Ir irgi dar vienas dalykas, apie kurį vis daugiau man tenka girdėti paauglių tarpe, tai yra vadinamieji snūzai. Tai yra tam tikros nikotino pagalvėlės, kurios yra pakišamos po lūpą. Ir tikrai kartais net ir nematomos. Bet irgi jos veikia organizmą, gali paauglys apsinuodyti, veikiamas irgi mąstymas, suvokimas, dėmesys, atmintis. Tai tikrai tų medžiagų yra nemažai, tai čia tik keletas, kurias aš išvardinau. Ar gali paauglys rasti buityje kažkokių priemonių, kuriomis galima svaigintis? Taip, iš tiesų buityje mes irgi randam tokių medžiagų, kuriom galima apsisvaiginti ir tie paaugliai, kurie labai linkę rizikuoti, tai tikrai jis gali imtis ir tokių priemonių, kurie yra buityje. Tai yra klijai, yra purškiamieji dezodorantai, sausi šampūnai, buitinės chemijos tam tikri produktai, irgi gali jais svaigintis ir juos naudoti. Tai čia ką būtų labai svarbu, tai nustebėti, ar nėra taip, kad tiesiog kartais labai greit dingsta tam tikros priemonės, pavyzdžiui, sausas šampūnas ar dezodorantai, kad tėvai nuperka, jie kažkaip labai staigiai dingsta, arba kad labai prašo, vis prašo nusipirkti tokių priemonių. Tai tuomet jau irgi galėtų būti ženklas, kad reikėtų sunerimti ir pastebėti paauglį, kas čia vyksta. Ar tėvai dabar turėtų sunerimti, pradėti ieškoti elektroninių cigarečių ar kažkokių medžiagų savo paauglio kambaryje? Manau, kad tėvai turi patys nuspręsti, ką šitoje vietoje daryti, bet koks tikslas yra to kambario apieškojimo.
tai tikrai labai paveiktų paauglio pasitikėjimą tėvais. Jis pradėtų tiesiog nepasitikėti, nes paaugliui labai svarbu turėti savo asmeninę erdvę. Nerekomenduojama paauglio kambarį išniukštinėti ir ten be jo žinios kažkaip tai įsiveržti. Bet tikrai galbūt kartais gali situacijos būti labai sudėtingos ir labai keliančios didelį nerimą. Ir tada gal kartais ir tenka apžiūrėti kambarį, bet būtų gerai, jeigu tai būtų daroma paauglį perspėjus, ramiai, bet tvirtai pasakyti, kad, dėja, aš norėdamas tave apsaugoti, aš turiu pasižiūrėti tavo kambarį. Nes atrodo, kad tu mane viską pasakai, o man yra labai labai neramu dėl tavęs. Aš noriu suprasti, kas vyksta, kad aš galėčiau tau padėti. Ką galima paaugliui siūlyti vietoje kaip alternatyvą psichoaktyviom medžiagom, jeigu paauglys naudoja psichoaktyvias medžiagas nusiraminti arba pabėgti nuo problemų? Kokia būtų alternatyva? Man atrodo labai svarbu su paaugliu kalbėti, kad rūkymas ar psichoaktyvių medžiagų naudojimas, jisai niekur problemos nepanaikina, nesprendžia, ta problema lieka, o galbūt jinai net ir didėja. Tikrai, kaip mes kalbėjom apie tą prefrontalinę sritį, tą loginę sritį, kuri numato, masto, jinai pas jos veikia, bet nepilnai dar. Ir tikrai tėvam labai svarbu kartais tokius loginius dalykus pasakyti, kad tvarkoji, tikriausiai tai minutį tau buvo lengviau. Bet ta problema lieka, jinai yra tokia pati, o gal net ir paauga ir sustiprėja per tą laiką, kol jisai svaiginosi ar kol jisai tempia laiką įvairiais būdais pabėgdamas nuo to. Tai skatinti paauglį tiesiog kalbėtis apie tas problemas, kalbėtis apie emocijas, kalbėti apie tą realybę, kurioje jis yra, nors gal ir gali būti labai labai sudėtinga. Bet aišku, tas gali vykti tik tokiu atveju, jeigu tarp paauglio ir tėvų yra ryšys. Dėl to mes tiek daug kalbame ir praeitose laidose apie tai, kaip kurti ryšį, kaip bendrauti su vaiku, kad tas ryšys būtų, kokios temos yra svarbios. Nes jeigu yra ryšys, tėvai gali padaryti labai labai daug ir tiesiog kalbėjimas gali būti sprendimas. Bet kartu galim siūlyti paaugliui kitus įveikus būdus. Galbūt jis gali piešti, rašyti, klausyti muzikos, tokių garsų, kaip jam reikia, arba tokio žanro muzikos, kokios jam reikia. Parodyti paaugliui, kad mes iš tikrųjų suprantam, kad jisai susiduria su tam tikrais sunkumais, jeigu jis imasi psichoaktyvių medžiagų vartojimo, kad tikrai jam yra sunku, bet kad yra kitų būdų, kad tikrai šitos yra per daug pavojingos ir jūs jų nepalaikot ir nepalaikysit ir nesitaikstysit su tuo, kad jisai kažką vartoja. Ir jeigu matom, kad ta problema iš tiesų yra, tai labai svarbu pasakyti paaugliui, kad ieškosim kartu sprendimo ir kad kreipsimės arba šeimos gydytoją, jeigu tai yra rimtesnė problema, ar psichologą, ar psichiatrą, kad keliausim tada kartu. Nepalikti paauglio vieno šitoje bėdoje, ne? Tikrai ne. Tikrai čia tėvai nebegali užsidėti rožinių akinių ir apsimesti, kad jie nemato. Čia labai labai svarbu yra suaugusiam reaguoti, nes pats paauglys nėra pajėgus. Tiesiog jeigu jau jisai vartoja, greičiausiai smegenys jau gavo dopamino, laimės hormono ir kadangi smegenys dar besiformuojančios, jos labai imlios viskam, tai tikrai nutraukti patiem yra labai labai sudėtinga. Dėkojame, kad buvote kartu, žiūrėjote, tikimės, kad informacija buvo naudinga, o dabar kviečiu atsisiųsti dar vieną užduotį, kuri turėtų palengvinti bendravimą šitoje nelengvoje temoje. Taigi tinklalapyje laukia jūsų užduotis, kviečiu ją atlikti drąsiai ir susitiksime kitą kartą.